Labadiena, esu Sigitas Stumbrys, įmonė Baplalit. Šiandien pakalbėsime apie laidų nuizoliavimo įrankius. Puikus įrankis, tinkantis kiekvienam spintų montuotojui. Nuizoliuoja laidus nuo 0,2 iki 6 kvadratų ir kerpa laidus iki 2,5 kvadratų. Galima reguliuoti nuizoliuojamos dalies ilgį. Taip pat reikia pažymėti labai patogų nukirpimą. Jeigu jums reikia kirpti didesnio diametro laidą, galime parekomenduoti įprastas, gerai pasiteisinusias replės. Kerpa iki 6 kvadratų laidą, nuizoliuoja nuo plonyčio iki 6 kvadratų laidą. Galime pasižiūrėti. Vienintelės trūkumėlis, kad kartais užstringa izoliacija, bet ją galima pašalinti. Jeigu norime turėti tikrai universalų įrankį, tai siūlomas toks įrankis, kuris nuizoliuoja iki 16 kvadratų laidą pakeitus dantukus. Taip pat galima įdėti specialius dantukus probleminėm izoliacijom. Kartais tenka nuizoliuoti ir storesnius laidus. Tuomet populiariausi laidų izoliavimo įrankiai netinka. Tam naudojamas specialus įrankis. Jis neturi stabdžio izoliacijos apribojimų, bet tai kartais būna labai patogu, jeigu reikia nuizoliuoti didelį atstumą nuo kabelių. Ir laido izoliavimui per 2 užėjimus. Įmama izoliacija ir pabaigiama su panka. Nuizoliavę laidą, po to dedame antgaliuką. Tai apsaugo nuo laido išsipašimo ir šiaip tai yra labai įprastas laido užbaigimo būdas. Paimame antgaliuką ir užmauname ir toliau lieka klausimas, kokį pasiimsime įrankį. Įrankių irgi yra didelė gausa. Mylimiausias įrankis yra universalus nuo 0,08 iki 16 kvadratų. Vienas įrankis, vienas įėjimas puikiai užspaudžia. Bendrai antgalių užspaudimo įrankiai skiriasi nuo to, kaip įeina laidas, ar iš priekio, ar iš šono, kokiu būdu spaudžia. Gali būti tokiu būdu trapecinis spaudimas, gali būti kvadratinis. Noriu pristatyti galbūt mažai mūsų rinkoje matytą įrankį, tai mane pistoletą. Užspaudžiu nuo 0,25 iki 6 kvadratų. Tai yra dažniausiai pasitaikantis. Labai patogiai veikiantis ergonomiškas įrankis. Pabandysim užspausti 6 kvadratų antgaliuką. Pasiimame antgaliuką, įsidedame į įrankio galą. Įkišame laidą ir užspaudžiame. O dabar trumpai pristatysiu vieną įdomų įrankį, 4-viename. Jeigu kam teko čiupinėti, tai galbūt žino, kad tai yra labai patogus įrankis, darant darbus, kur neturime galimybės laikyti kelių įrankių vienu metu. Tai yra ir laido nukirpimas, laido nuizoliavimas, laido galiuko užsukimas. Montavimui spintos viduje kilpinis neizoliuotas antgaliukas. Užspausti galime naudojant įrankį šiek tiek paprastesnį, 10 kvadratų, arba pagerinto spaudimo iki 16 kvadratų. Į ką reikia atkreipti dėmesį užspaudžiant šitos antgaliukus. Matome, viršuje yra siūlė, todėl ją turim taip pastatyti, kad užspaudimas būtų per siūlę. Po to įkišame laidą ir atliekame užspaudimą. Viskas. Šiai dienai pristatysime dar vienus įrankius. Tikriausiai teko susidurti su izoliuotais antgaliukais. Šitos antgaliukus tikriausiai daugelis esat matę. Dabar parodysim, kaip naudoti laidų sujungimo antgaliukus. Sakysime, turite kabelį ir vieną laidą reikia prailginti. Imame antgalių užspaudimo įrankį, įdedame antgaliuką, įsikišame laidą
ir užspaudžiame. Pats langaliukas vidurėje turi stabdį, todėl laidą per giliai neįkišime. Po to vėl kišame įrankį, kišame laidą, užspaudžiame ir laidą. Visų laidų ir kabelių turi vieną tokį trumpą filmuką, neįmanoma tiesiog parodyti. Apsilankykite mūsų tinklapyje, pasižiūrėkite, kokie siūlomi įrankiai, kokie siūlomi antgaliai. Jeigu kyla klausimų, klauskite, padėsime.